Sveiki! Pakalbėsim įdomią temą, kuri labai aktuali ir ypatingai dabar, vasarą, kai aplinkui pilna vaisių ir uogų. Skirtumas. Kuo skiriasi uogos nuo vaisių? Pažiūrim Wikipediją, pažiūrim žodynus, pamatysim, kokie yra skirtumai. Bet esmė yra tame principe, ant kiek tai saldu. Jeigu mes valgom vaisius, dažniausiai yra saldžiau. Uogos rūgštelė turi ir tokios jos šiek tiek kitokios. Tai bendras yra tame, kad ten ir ten yra saldumynai. Ten ir ten yra fruktozė. Ir apie fruktozę kaip tokią, kaip tik ir bus kalba. Kuo jinai naudinga ir pavojinga? Koks yra fruktozės pliusas ir kokį signalą fruktozė mums atneša? Fruktozė turi tokį ypatumą, kad jinai nepakelia insulino lygį. Jinai greitai praeina į kepenis ir ten priklausomai nuo mūsų kepenų rezervo, kiek kepenis gali turėti glikogeno. Tai arba kaupiamas glikogenas kaip energetinis substratas ateičiai, arba fruktozė greitai keliauja į riebaliukus, kaip į tą akumuliatorių energetinį, kurį galima bus pasinaudoti, kai bus blogi laikai. Kodėl taip įvyko? Todėl, kad žmogus ir ypatingai mes, kurie gyvenam čia Lietuvoje, adaptuoti, kad bus žiema. Žiemą reikia daugiau energijos ir atitinkamai reikia riebaliukų. Tai gamta mus taip ir adaptavo, kad vasarą, ypatingai link rudens, yra daug uogų ir vaisių, mes juos valgom ir tą energijos perteklį atidedam į riebaliukus, kurie žiemą bus naudojami kaip energetika tam, kad mums sušiltų. Šiais laikais žiemą mums nėra šalta, kadangi mes gyvenam visi būtuose, kur yra tam tikra temperatūra, dažniausiai virš 18 laipsnių, ir mes nešalam, ir ypatingai dar laukia ir taip toliau. Tai čia išeina taip, kad šildymui mūsų kūnas nenaudoja tiek energijos, kaip reikėdavo mūsų protėviams. Bet tas ypatumas kaupti energiją, kai mes vartojam pakankamai daug fruktozės, jisai liko, ta adaptacija. Dėl to vasarą, jeigu jūs pradėsit labai gerai valgyti ir daug to, ką padovanoja mums gamta, ir jūs galėjot nupirkti arba parduotuvę, arba turgui, atitinkamai atsiras viršsvoris. Kaip pasielgti, kad ir džiaugtis to gyvenimu ir neatsirastų tos blogybės, kai reikia keisti drabužius dėl to, kad mes juos netelpam. Jie tiesiog sumažėjo. Rekomendacija yra tokia. Saldumynus, tai yra viskas, kur yra fruktozė, valgyti iki pietų. Po pietų tai eliminuot ir stengtis, kad po pietų pas mus dominuotų baltymai ir riebalai. O visi saldumynai būtų iki pietų. Taip jūs padarysit, kad gausit mažesnį tiesiog žalą. Tiesiog pasimėgausit saldumynais, gamtos dovana, kurie yra natūralūs, o ne iš tų pakelių, kur yra barkodai. Ir šitoj vietoj norėjau pastebėti, kad ten, kur yra barkodai, tai yra iš pakelių, tai jūs pažiūrėkit, kokia tenai būna koncentracija ir kiek ten yra pridėtinio cukraus. Cukraus naudojamas papildomai kaip konservantas. Ir jeigu jūs galvojat, kad apelsinų sultį iš pakelio atskiesit ir gersit panašiai taip, kaip išspaudėt iš apelsino, ne. Ten cukraus gausit daugiau. Tai rekomendacija numeris 2. Jeigu norit gert pakankamai gerą produktą jūsų sveikatai, spauskit sultį iš apelsinų arba iš obuolių ir gerkit iš karto, bet nedaug. Apie obuolius. Jeigu jūs suvalgot vieną obuolį ir išgeriat stiklinę obuolių sulčių, tai vienas obuolys bus į pliusą,
o stiklinė obuolių sulčių bus į minusą. Kodėl? Todėl, kad tam, kad pagaminti stiklinę obuolių sulčių, reikia panaudoti kaip žaliavą, turbūt 10 ar 20 obuolių, priklausomai nuo rūšies. Atitinkamai, toks kiekis veikliųjų medžiagų, kuris ateis iš to obuolių kiekio, bus jau nenaudingas, o žalingas. Pabandykit suvalgyti vienu ypu 10 obuolių. Pamatysit, kokia bus savijauta. Tai šiai dienai tiek ir iki.